Buvo graži saulėta diena. Vaikai susitarė susitikti parke ir surengti iškylą, pažaisti pievelėje. Visi susitiko, tik laukė dar vieno draugo Erasmuso. Jis turėjo atvažiuoti su dviračiu. Važiavo Erasmusas gatve nesaugiai. Ir įvyko nelaimingas atsitikimas. Erasmusas susižeidė. Atvažiavo greitoji pagalba ir išvežė Erasmusą į ligoninę. Paguldė gydytoja Erasmusą į lovą. Jis jautėsi labai blogai. Negalėjo nei judėti, nei kalbėti. Visi draugai labai mylėjo Erasmusą, todėl ėjo jį lankyti. O tai imam dabar žmogeliukus ir einam lankyti. Atėjo ligoninę draugo lankyti. Einam. Visi draugai pasiūlo Erasmusą ir atėjo į ligoninę. Klausė, kaip tu jautiesi. Pasakojo apie save. Bet Erasmusas nieko neatsakė. Jis negalėjo kalbėti. Todėl draugai palinkėjo jam greičiau pasveikti. Sakykit kiekvienas, greičiau pasveik. Sakyk, linkime pasveikti. Laura. Linkime pasveikti jų Airdai. Linkime pasveikti. Ir išėjo visi namo. Susitikę kieme, draugai tarėsi, kaip pagelbėti greičiau Erasmusui pasveikti. Ir sugalvojo jam padovanoti šuniuką. Šuniukas? Kur šunelis? Šunelį nunešė į ligoninę. Paimkim nunešti. Nešam šuniukai. Einam visi draugiškai ligoninę. Einam. Imgintutis žmogeliuką. Eik paimk berniuką ir eik į ligoninę. Atnešė draugai Erasmusui šuniuką, bet Erasmusas pats negalėjo dar pajudinti rankų ir negalėjo pasirūpinti savo šuniuku. Draugai matė, kaip Erasmusui šuniukas patinka ir kad jis darys viską, kad galėtų pasveikęs pats šuniuku pasirūpinti. Imam šunelį ir nešame. Erasmusas labai stengiasi pasveikti, nes labai norėjo pats rūpinti šuniuku. Čia padėkime. Gydytoja, Ir stojam aplink šunelį. Gydytoja liepė Erasmusui daryti mankštą, gerti vaistus. Ir Erasmusas kiekvieną dieną stiprėjo. Pradėjo judinti rankas, kojas ir atsisėdo. Pasodink Erasmusą. Šaunuolis. Atėjo draugai į ligoninę. Einam į ligoninę visi. Paimam žmogeliukus. Eik pro. Ir pamatė, kad jų draugas sustiprėjęs, žvalus, kalba. Reiškia, Erasmusas pagijo, nes jis labai norėjo rūpintis pats savo šuneliu. Draugai kibo iš rankų. Ir išėjo į kiemą. Viltė šuniuką atneš šuniuką į kiemą Erasmusui. Taip. Va. Atidavė Erasmusui šuniuką, nes Erasmusas jau pats galėjo pasirūpinti juo. Taip. Čia renkamės kieme, ne ligoninėje, jau renkamės kieme.
Va visi supo draugą, visi džiaugiasi jo pagėjimu. Tai kur šuniukas? Kur šuniukas? Nu tai dėkit visus žaisliukus čia. Erasmusas pasakojo, kad jis pasveiko, todėl kad jį draugai lankė, todėl kad labai tikėjo, kad pasveiks. Ir jam šuniuką padovanojo, taip, kuriuo Erasmusas galėjo rūpintis, tik sustiprėjęs ir pasveikęs. Draugų pagalba Erasmusas pagėjo. Valio. Papuodė. Gintutį papuodė.